Ketvirtadienį naujojoje Panevėžio arenoje rungtynėmis su Olandijos ekipa Lietuvos vyrų rankinio rinktinė pradės kovas dėl kelialapio į 2010 m. senojo žemyno pirmenybių finalinį etapą. Atrankos ciklo išvakarėse šalies rankinio federacijos vadovai suka galvas, iš kur gauti 200 000 litų, kurie leistų ramiai pabaigti šios metus. Iš šalies biudžeto 2008 metams Lietuvos rankinio federacijai skirti 800 000 litų baigėsi, o vilčių gauti papildomą finansavimą nėra. Parama iš valdžios vyriausybės, tai yra šių metų biudžetas mūsų jau yra išnaudotas, nes tai kas buvo skirta Lietuvos rankinio federacijai, yra išnaudota, tai vienintelis šansas yra surinkti lėšas iš rėmėjų ir gauti paramą. Neseniai federacijos generaliniu sekretoriumi tapęs Tadas Jansonas tvirtina, kad rėmėjus padėtų pritraukti geri rezultatai, tačiau organizuoti tarptautinės varžybas kainuoja ir nemažus pinigus. Pavyzdžiui, vien už arenos nuomą rungtynėms su Olandais rankinio federacijai būtų tekę pakloti apie 30 000 litų, bet čia pagalbos ranką ištiesė Panevėžio savivaldybė. Vis dėlto rankinio federacijai reikės apmokėti arenos eksploatacinės išlaidas, kurios sudarys apie 10 000 litų. Didelės sąskaitas pateiks ir viešbučiai, kuriuose gyvens Lietuvos ir Olandijos rankininkai. Metas tikrai nėra geras. Išgyvenam ne pačius geriausius laikus, tačiau yra šiokių tokių postumių į priekį, tačiau situacija išlieka sudėtinga. Lietuvos ryto televizijos žiniomis dabartiniai Lietuvos rankinio federacijos vadovai iš savo pirmtakų paveldėjo nemenkas skolas, kurios gali būti skaičiuojamos 10 000 litų. Tačiau federacijos vadovai ir patys rankininkai tiki, kad išeitis iš sunkios padėties bus rasta. Stengiamės apie tai negalvoti, nors praktiškai vyrų rinktinė 2 metus taupė tos pinigus, kaip sakiau, negalėjom surinkti stipriausių ir atlygdavo žaidėjai ir už savo pinigus ir nebūdavo apdrausti ir kelionės patys apsimokėdavo, net po to kitais metais dėl to daug kas ir netvyko į rinktinę. Bet jeigu mes vėl sustosim, manom, kad sieksim pasiekti kažkokį rezultatą, kad to rezultatų įrodyti, kad mes kažko verti, kažką galim ir gal atsiras rėmėjai. Lietuvos rinktinė ketvirtadienį žais praktiškai stipriausios sudėties. Nacionalinėje komandoje nebus tik traumuotų Nerijaus Atajevo ir Andriaus Račkausko. Pirma lietuvių varžovė Olandijos rinktinė jau spėjo sužaisti 2 mačus, abu jos laimėjo ir tapo 7 atrankos grupės lyderė. Iš pradžių Olandai kiek netikėtai parklupdė Ukrainos ekipą, o vėliau be vargo sudorojo Kipro rankininkus. Įkandin Olandams žengė po vieną pergalę iš 2 galimų turinčios grupės favoritės Ispanijos ir Ukrainos rinktinės, kurių tarpusavio dvikovoje staigmeną pateikė ir nugalėjo Ukrainos rankininkai. Olandai dabar yra lyderiai grupės, jie laimėjo abidvi pirmas rungtynės, jie atvažiuos gerai nusiteikę ir kovingi, o mes pirmam rate nežaidėm. Taip kad vis tiek reikia po ilgesnės pertraukos susirinkusiam žaidėjim reikės ir susižaidimo ir gal jaudulys bus, tai gal žiūrovai padės nuimti tą jaudulį savo palaikymą. Neblogai pasirodė jie šitam pirmam ten rate žaidė, laimėjo prieš Ukrainą. Nebus lengva, galvoju, bet kovoti galima. Ir tikiuosi, kad laimėsim, bent jau namuose tai tikrai. Ketvirtadienį naujojoje Panevėžio arenoje vyksiančio mačo tarp Lietuvos ir Olandijos rinktinių pradžia 17 val. Atsakomosios rungtynės bus žaidžiamos sekmadienį Olandijoje. Reporteris Donatas Grybauskas.